Sveiki, tai pristatome Jums šiandien Topdon RTDEC 800 BT2 diagnostika, vienas populiariausių įrenginių šiai dienai. Tai čia yra diagnostika taip vadinama su planšetė, su programinė įranga ir svarbiausia, kad būtent šitas modelis turi nemokamus atnaujinimus visam laikotarpiu, kol dirba pats prietaisas, taigi įsigijat, užsiregistruojat prie savo paskyros ir dirbate tiek, kiek gyvuoja šitas prietaisas. Tai dabar, ką mes gaunam įsigijant šitą prietaisą? Tai aišku, gaunam patį prietaisą, turim tokią transportavimo lagaminėlį, dėžutę minkštą, kuriame rasim prijungimo laidą ir pakrovimo, patį adapterį pakrovimą, perėjimus ir tiek, nes daugiau nieko kaip ir nereikia šitam daiktui. Jisai yra bevėlis, turi tą OBD prijungimą, tai paspaudžiam ir vat mes čia turim tą OBD jungtį, kuri komunikuoja su prietaisu ir su automobiliu. Jisai va taip labai gerai įsistato, va tik tai viena pozicija ir niekada nepasimes ir visada su to prietaisu. Tai pats korpusas tikrai yra labai kokybiškai pagamintas, yra toks guminis, atsparus smūgiams, turi apsaugos nuo vandens, tai va čia atidarom, tai tikrai viskas labai gražiai užsandarinta, prietaisas labai kokybiškas. Tai va, tai pats prietaisas, kaip ir minėjau, su nemokamais atnaujinimais ir dabar trumpai pasakyti, ką jisai gali, tai gali jisai daug. Tikrai gali daug ir savo kainų kategorijai, tai mano nuožiūra vienas iš geriausių įrenginių, ką galima sau leisti. Nėra, aišku, jisai skirtas profesionaliai diagnostikai ar autoelektrikui, tačiau standartiniam autoservisui, kuris tiesiog atvažiavo automobilis, turi tam tikras klaidas, reikia prisijungti, pasižiūrėti ir nustatyti, kurgi mes toliau, ką mes darom. Tai puikus prietaisas ir tikrai leis jums tai padaryti, nesigilinant toliau į visas mandrybės, bet padaryti standartinius darbus tikrai su juo puikiai įmanoma, o kai atnaujinimai yra neriboti, tai savo nesukat galvos, įsigijat ir dirbat. Kaip ir raktas ant 10 turit ir jisai dirbs. Taip pat diagnostiką turit ir dirbs. Tai va, tai nuskaito jisai klaidas. Aišku, galima tas klaidas nuskaityti, labai aiškiai, tai mes parodysim. Gali ištrinti klaidas, galima pasižiūrėti gyvus parametrus kiekvienam blokio, labai patogiai užeiti ir pamatyti gyvus parametrus, na ir atlikti specialias funkcijas, tai vadinamas. Tai specialias funkcijos tai tokios kaip, tarkim, sklendės adaptacija, pavarų dėžės adaptacija, langų kalibravimas ir panašios funkcijos. Paruošimas, tarkim, stabdžių kaladėlių keitimui, ar tai, tarkim, aptarnavimo nuresetinimas, ne, tai yra kaip padarytas automobilio aptarnavimas, tai galime padaryti resetą, viskas su šito prietaisu jūs galite daryti. Pakeitėte alyvą, prisijungėt, padarėte resetą, paleidote klientą, tikrai profesionalumas kliento akise jūsų serviso išaugs. Turi autovyną, tai nereikia ieškoti, kad tai, tarkim, Land Roveris, kuris čia modelis, kurie metai, koks variklis. Ne, nebereikia šitą daryti. Tai parodom dabar, kaip jisai veikia gyvai, kad, kaip sakoma, ne žodžiai, bet veiksmai. Tai, kaip ir minėjau, bevėlis, tai aš išimu, prisijungiu prie automobilio. Opa. Turime čia tavo BD. Prisijungiam, įjungsim degimo automobilį. Taip, degimas pas mus yra įjungtas. Taip, įjungiam degimą, tuoj prisijungs pas mus pats įrenginys su tuo adapteriu, tai jis jau prisijungia ir galim pradėti diagnostiką, tai paspaudžiam diagnostik. Ir, kaip ir minėjau, turi tą autosirčią, tai yra automatinį VIN nuskaitimą, tai paspausiu autosirčią ir prasidės paieška. Viskas. Automobilis dabar yra identifikuotas, taigi turime mes čia automobilį, tuoj pažiūrėsim, ar nesumelos. Na va, nuskaitė pas mus VIN kodą ir turim Land Roverį, Evoką, 2016 metų 2 litrų benzininį GTDI variklį. Tai va, tai pasiklausė mūsų, ar čia taip tikrai aš gerai pasirinkau, kiek matau, kad taip tikrai, patvirtinu ir viskas. Dabar jau pati diagnostika pasiruošusi darbui būtent su tuo automobiliu ir mes galim padaryti status report, tai yra toks reportas, kur nuskanuojami visi blokai ir kaip mes matom labai vaizdžiai, jisai taip gražiai nuskanuoja tą automobilį ir iš karto matom, prie kurių blokų jisai prisijungia ir nustatė, ar tas blokas turi kažkokį tai klaidų, ar neturi, jeigu turi, kokias klaidas ir koks tų klaidų skaičius. Tai
Tai atvažiavo automobilis, nuskaitėm jį prieš kažką tai darant ir mes toliau priimsim sprendimus, ką mes toliau darom. Nes vėlgi klaidos gali būti įvairios. Tai gali būti dėl to, kad buvo išsikrovęs akumuliatorius, bandoma buvo užkurti ir atsirado tų klaidų, tai galim periodiškai tiesiog ištrinti ir jos daugiau neatsiras. Bet ir būna tokių piktybinių klaidų dėl tam tikro gedimo, kur mes turim priimti jau fizinius veiksmus ir pašalinti tą gedimą. Na va, prisijungiam ir matom, kad šitas automobilis turi 3 klaidas. Engine Control Module, tai čia yra variklio valdymo blokas, taigi vat, matom šitas klaidas, iš karto matom klaidų aprašymą ir mes taip galim prasieiti greitai per visas klaidas ir pasižiūrėti, kur nėra, kur yra. Tai va. Jeigu prasiejom, mums tai tenkina, norim toliau pasižiūrėti, su varikliu kažkokios tai yra bėdos, tai galim iš karto ir tą valdymo bloką nukeliauti iš šito lango, tai paspaudžiu Enter ir jau aš esu Engine Control Module valdymo blokė pačio variklio. Toliau. Galiu vėlgi nuskaityti tas klaidas, galiu dabar jas ištrinti ir galiu pasižiūrėti live data, tai yra aktualius parametrus. Tai prisijungiam ir tai pasirinksiu. Tarkim, čia yra parametras, kuriuos aš norėčiau žiūrėti, tai viską galiu. Labai daug yra tų parametrų, bet paimkim tokį, ką mes čia dabar galim, paimkim, tarkim, akceleratoriaus pedalo poziciją, taip? Tai pasirinksim throttle position, B poziciją, tarkim, ir va šitus dar pasirinksim. Taip, tai va čia mes dabar matysime, kokie yra parametrai būtent akceleratoriaus pedalo, kiek procentų jis yra nuspaustas. Na ir mes matome, kad tarkim, pedal position ranges yra nuo 0 iki 100, tai va tas, kas top-down dar išskiria nuo kitų prietaisų, kad jisai turi labai aiškius intervalus, parodo, kaip turėtų būti gamykliškai ir ką mes turime. Ir ar mes esame šituose ribose. O tai tarkim nuo 0 iki 100, tai paspausiu dabar tarkim akceleratoriaus pedalą ir pasižiūrėsim, kaip keičiasi. Ir mes matom pakeitimus. Tai va, tokiu būdu mes galime nustatyti kažkokių tai komponentų gedimus ar nekorektišką veikimą. Tai live data tikrai mums gelbsti šitoj vietoj. Galime pasižiūrėti, palyginti vienus su kitais, galime grafiniu būdu išvesti. Tikrai daug turime variantų. Toliau. Galime grįžti, parodysim jums, išeisim iš šito automobilio. Išeinant tai duoda mums garsinį signalą, kad nepamirškim išimti OBD jungties, kad automobilis po to iš jo neišvažiuotų su tą jungtim. Grįžtam vėlgi prie bendro meniu. Tai va, tai turime tokį maintenance, tai čia yra specialios funkcijos, tai vadinamos, tai tos funkcijos va tokios kaip yra. Tarkim, ABS sistemos, stabdžių sistemos nuorinimas priverstinis kai kuriems automobiliams. Darbas su akumuliatoriais, tai yra taip vadinamas liaudiškai akumuliatorių pririšimas, tarkim, BMW automobiliams. Paruošimas stabdžių kaladėlio keitimas, brake system, tai mes dirbam, kai reikia, tarkim, galinės kaladėlės pakeisti ir mums paruošti suportus, kad jie atpalaiduotų, tai galim pasirinkti. Galime sklendę kalibruoti, galim DPF regeneraciją paleisti, galime pavarų dėžę adaptuoti, galime keisti kalbas skydelį, galime dirbti su sėdynėmis, su TPMS-ais, transporto mode, tai yra transportavimo režimą, įjungti, išjungti ir taip toliau. Langus galime kalibruoti. Taigi specialių funkcijų jisai turi, tik tai reikia suprasti, kad ne visi automobiliai tai leidžia atlikti, tai vėlgi priklauso nuo pačio automobilio, kiek tas automobilis suteikia teisių tai padaryti ir ką mes galėsim tai padaryti. Aišku, tai bus ne visiems automobiliams, bet tikrai didelis kiekis automobilių yra prieinamas prie tų specialių funkcijų. Vėlgi, ataskaitas galim išsiųsti elektroniniu paštu, galime atsispausdinti ir turime irgi taip vadinamas instrukcijas, kaip atlikti vienus ar kitus veiksmus. Taigi šitą viską mes galime rasti. Na ir jeigu kažkas tai atsitiktų su pačiu įrenginiu ar negalėtumėt prisijungti, tai turi bevelį prijungimą, tai yra su top-down palaikymu, taigi prisijungiat ir top-down specialistas gali prisijungti ir patarti jums, kasgi atsitiko, ar tai yra kažkokia tai gedimas prietaisai, argi visgi gedimas pačio automobilio, kad mes negalime prisijungti. Taigi,
Kaina tokio prietaiso tikrai nėra didelė už tokią kokybę ir už tokį funkcionalumą. Taigi verta tikrai turėti jį, kaip pradžiai diagnostikos kelio, tai įrenginys yra daugiau negu puikus. Tai va, jeigu sudomina, užeikite www.bartoro.lt, esam oficialūs Topdon atstovai Lietuvoje ir galėsite įsigyti. Ir tikrai labai patariam neįsiginėti iš kažkur tai nežinomų tiekėjų, neoficialių distributorių, nes tikrai yra ir neoficialių prietaisų, kur gali taip sklandžiai neveikti kaip originalas. Tai ką, jeigu sudomino, laukiamės.